Labas vakaras. Pasaulis žino įvairiausių žudimo būdų. Tai, kad nuodai gali patekti į mūsų kūną per odą, jokia naujiena. Oda įsiurbia daugiau nei 60% to, kas ant jos patenka. Paskaitykite Aleksandrą Diuma. Kiek pasaulio galingųjų buvo pamažu nunuodytos įmaišius nuodų į veido kremą ar kvepalus. Laikai pasikeitė. Ir dabar tai, už ką senoliai nuritindavo nuodytojams galvas, tapo visiškai legalu. Nuodų leidžiama dėti į viską – maistą, vaistus bei, deja, į kasdieninę kosmetiką. Šampūnai, kurie gali sukelti astmą arba apakinti. Dantų pasta, kurią prarijęs vaikas rizikuoja susirgti vėžiu. Dezodorantas, kurį panaudojusiai moteriai, onkologai geriausiu atveju pašalins krūtis. Aš apskritai šitą pramonę laikau amorale. Čia reikia turėti tokio įžulumo, tokius dalykus gaminti ir siūlyti dar taip reklamuoti. Tai... Nes iš tikrųjų žmonės nežino, bet jie nežino, kad jie gadinasi savo karmą, tie žmonės. Nuo to priklauso labai daugelio žmonių sveikata. Gydytojai kasmet muša pavojaus varpus. Lietuvoje vėžio epidemija. Miršta vaikai, miršta jaunos moteris ir vyrai. Kodėl? Yra taisyklė, kad lašas po lašą akmenį pratašo. Ir paskui mes sėdim onkologijos ligoninėje ir sakom, o Dieve, už ką? Ir ieškom prakeikimus, dvasias, nužiūrėjimus ir kuo ten. Va, patys savo uždėjom piktasias dvasias ir patys save prakeikėm. Vien kosmetikai visos bėdos nesuversi. Gyvename daug labiau užterštame pasaulyje nei mūsų mažai besiprausę protėviai. Tačiau... Jūs neduodat tos vaikams dantų pastos, kurią mes visi perkam parduotuviai? Ne. Neduodu. Kodėl? Ten yra fluoro. Fluoras irgi yra kenksmingas vaikų. Dabar yra vakaruose pripažinta, kad jisai sukeliantis yra vėžį. Buvo sakyta, oi reikia fluorinti, kitaip dantukai iškris ir nelaikys dantukai, žodžiu, reikia labai fluoro. Ir po to buvo tyrimai atlikti, kaip ir dauguma tyrimų, ir žodžiu, buvo paskelbta, kad tasai fluoras, jisai yra kenksmingas vaikui, per didelės dozės yra gaunama, nes vis tiek mes su vandeniu irgi gaunam fluoro, tai yra, galima sakyti, labai didelę dozę gaunantis vaikas, jisai turi tendenciją vėliau susirgti vėžiu. Kadaise fluoro junginių dėdavo ir į žiurkių nuodus. O mus ar kas nors įspėjo apie tokią grėsmę? Juk mes ne žiurkės. Niekas, kaip niekas neįspėjo, kad šampūno buteliuke gali būti cheminių medžiagų, kurios jau žinomai yra kancerogenas. Tai yra vėžį sukelianti medžiaga. Kas tas dioksanas? Yra čia nuodas? Aš vengiu tokių skambių sąvokų kaip nuodas, bet be abejo yra daug mokslinių duomenų, jie kartais būna prieštaringi, bet vis tiek jisai jau yra įvardinamas kaip kancerogenas, kaip genotoksiškas, kaip galintis sukelti apsigimimus. Genotoksiškas, tai čia ką reiškia? Toksiškas genams, kas gali turėti įtakos vaisiui ir sukelti apsigimimus. Neurotoksiškas. Neurotoksiškas, tai toksiškas smegenims. Dar toksiškas inkstams, kvėpavimo sistemai. Įvairiems organams vidaus taip pat yra duomenų, kad jisai veikia toksiškai. Formaldehidas. Taip, tai ką šitas kita medžiaga, kuri taip pat vadinama kancerogenu ir taip pat yra daug duomenų apie neigiamą poveikį sveikatai. Dioksanas, formaldehidas. Viktorija netrukus paaiškins, kad šitos medžiagos netgi nenurodomos ant šampūno buteliuko, nes jos yra vadinamos tarpinėmis, pagalbinėmis medžiagomis, kurios sudalyvauja reakcijoje ir išnyksta, pavyzdžiui, mūsų plaučiuose. Tik tai neužrašyti? Tik tai jie nėra užrašyti. Formaldehidas tai yra tas pats, kas, galime sakyti, tas pats, kas formalinas, kuris, turbūt žinot, pati plačiausiai naudojame priemonė, čia mediciniškai išsireiškus, nemoku lavonams konservuoti ir preparuoti, kad ne prozektoriumus ir kur ten negestų lavonai. Ir tai būtent formaldehidas yra pagrindinė tos pigiausia ir pagrindinė mikrobus žudanti medžiaga, bet kadangi tai yra chemiškai aktyvus junginys, agresyvus, tai ir labai lakus, tai čia iš to ir matyt kyla tam tikri pavojai, kad ir tada ir inhaliacijos būtų gali patekti. Jinai būtent, kad prasiskverbia į ląstelę ir ten jau pažeidžia tos visus biocheminius procesus jos. Tai dėl to jinai yra pakankamai naudinga. Biocidas? Taip.
žudantis. Taip, jis jau yra, kaip sam, plataus spektro netrankus, jau ten ir grybeliam, ir bakterijom, ir ten visiems šalia. Jeigu yra kokie nors, tarkim, konservantai, kurie daugiau veikia grybelį, kiti daugiau veikia bakterijas, ten šiek tiek bando kažkokius ten, o čia tai jau kala per viską. Tai aišku, jisai taip pat veikia ir mūsų ląsteles. Žmogaus. Taip. Pesimistai sako, kad visas gyvenimas yra lėtas linkimas kapų link, tačiau ar verta taip skubėti ir, čia jau labai svarbu, ar įmanoma kaip nors nuo viso to gintis. Mes buvom ir penktadienį atvažiavę tiesiog apie tas medžiagas ir sakė, kad galima atvažiuoti. Nebus galima. Kodėl? Todėl, kad mano pozicija yra ta, kaip ir jums sakiau, kontekstas yra ne toks. Pačios medžiagos tiek, kiek yra kiekiai, poveikio nėra. Aha. O konkrečiai apie medžiagas tikrai nežinau. O apie šviną, pavyzdžiui? Apie kiekius kalbą, tie kiekiai, kurie yra, tikrai nekomentuosiu. Rasa 2 savaitės beldėsi į ūmių apsinuodijimų informacijos biurą, sukaupusi visas žinias apie mūsų pramonės naudojamus chemikalus, galinčius mums smarkiai pakenkti. Iš pradžių mums telefonu aiškino, kad nereikia kelti panikos, nes tų kenksmingų chemikalų kosmetikos pramonininkai deda labai nedaug. Tada mes nusprendėme pažiūrėti tiems žmonėms į akis dar kartą. Kodėl jūs negalite suteikti? Mums reikia paprastos informacijos apie kai kurias medžiagas. 1,4 dioksinas, pavyzdžiui, švinas, formaldehidas, etilinis glikolis, bisfenolis A. Kad mes problemų šito vietoje nematom, nėra ir... Dėl bisfenolio A taip pat nematot? Neturėjome iš tiesų šitų produktų nei vieno apsinuodijimo. Aha. O etilinių glikolių vaikų apsinuodijimo, vis dėlto, tą sakėt, turit skaičių, taip. Ar ne? Tai koks tas skaičius yra? 2. 2 vaikai, ar ne? O kiek metukų jam? O tie 2 atvejai... Vaikai ir asmenys iki 18 metų. Šeštadienio rytą mūsų filmavimo grupė beldžiasi į labai mielos merginos duris. Deimantė Bubelytė ką tik laimėjo Miss pasaulio princesė titulą. Labai daili mergina ir norėtųsi, kad ji gyventų ilgai ir laimingai. Mes juk nemėgstame miegančių princesių. Mes norime, kad mūsiškė būtų žvali ir linksma. Kągi, rodos surinkome viską. Kremai, šampūnai, dantų pasta, skalbimo milteliai, plovikliai, o dabar į Kauną pas gydytoją Aivą Vaivarienę. Ji viena iš tų retų profesionalų, kurie nenori likti nuošalyje ir tėškia tiesą tiesiai mūsų gražuoliai į akis. Čia toks pasirinkimas, įsivaizduojam. Galų galiai, katarakta, tai yra aklumas akių operacija, ar riebūs plaukai. O ką čia dedate? Sviesmedžių aliejų naudosiu, vietoj rankų kremo, vietoj lūpų balzamo. Tiesiog šito galima teptis, ar ne, pačiu? Grynų, vienu. O kodėl iš viso ant tos dantų pastos užrašyta šitaip, kad tik žirniuko dydžio ir nekraryt? Todėl, kad tai yra vis dėlto toksinė medžiaga. Čia yra nuodas, ar ne? Taip, tai yra nuodas. Pirmas žodis yra akva, tai yra vanduo, o antras žodis yra sodium lauril sulfatas. Jums reikia ėdrios, džiovinančios medžiagos, kas džiovintų jūsų galvos odą. Bet jeigu riebūs plaukai, tai reikia kažkas tausinančio, ar ne? Čia toks pasirinkimas, įsivaizduojam. Galų galiai, katarakta, tai yra aklumas akių operacija, ar riebūs plaukai. Rizika onkologijos ar riebūs plaukai. Tai yra rizika, ne? Deimantė yra alergiška, todėl jos kosmetikos ir buitinės chemijos rinkinys kitoks nei daugelio iš mūsų. Jis skaito tai, kas parašyta mažomis raidelėmis kitoje gaminio pusėje. Tačiau gydytoja Aiva Vaivarienė negailestinga. Jis sako, kad Deimantės šampūnas yra panašus į antifrizą, kurio vyrai pila į automobilio variklį. Propilenglikolis, čia jis yra, tai yra ta medžiaga, kuri duoda antifrizus ir tam, kad suardytų organiką. Ta prasme, nužudyti kažkokius tai gyvos nereikalingas dalelės. Jūsų ląstelės. Taip, pribaigti, kad jų ten nebūtų ir nesimaišytų. Yra tam tikri duomenys, kad gali sukelti inkstų, kepenų pažeidimus. Jeigu jų yra daug. O ar ten yra kas nors gera? Tai kur čia tie augaliukai? Pačioj pabaigoj, žinokit, apinių ekstraktas. Pats paskutinis įdėtas, bet už jo dar ir dažų pridėjo. Tai kad, kas žinai, ar tą spalvą ten tų apinių, manyčiau, kad daugiau dažų.